Antradienį Seimas nepritarė Editos Žiobienės atleidimui iš vaiko teisių apsaugos kontrolierės pareigų, nors pastaroji dar spalio 20 dieną buvo įteikusi atsistatydinimo raštą. Pagal galiojančius įstatymus jie toliau eis savo pareigas, kol Seimą pasieks dar vienas kreipimasis ją atleisti arba baigsis jos kadencija. Eurostat duomenimis spalio mėnesį infliacija Lietuvoje siekė 2,6%, o kainos šoktelėjo 0,4%. Palyginti su šių metų rugsėjų spalį metinė infliacija padidėjo 15 ES valstybių. Nors praeitą savaitę Seime nuspręsta Aleksandrui Sacharukui palikti Seimo nario mandatą, pastarasis traukiasi iš operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisijos pirmininko pareigų. Šį parlamentaro sprendimą palaikė 49 Seimo nariai, vienas buvo prieš ir 8 susilaikė. Iki lapkričio 28 dienos šalies keliuose vykdoma prevencinė akcija, kurios metu tikrinama transporto priemonių techninė būklė. Patikrinimai vyksta tamsiu paros metu po 17 valandos. Pasitelkus specialią įrangą bus testuojama transporto priemonių stabdžių sistema, apšvietimas, išmetamųjų dujų kiekis, ratų sistema ir panašiai. Seimas nusprendė dar metams, tai yra iki 2011 metų gruodžio, palikti galioti sumažintas parlamento vadovams skiriamas reprezentacinės išlaidas, Seimo narių parlamentiniai veiklai numatytas lėšas ir kompensacijas už naudojimąsi tarnybiniais telefonais, esą tai leis sutaupyti iki 3,5 milijono litų.